Tai kam jūs išleisite tuos 4,3 milijono, jeigu jūs nemokat mokytojams? Tai čia yra tie pinigai skirti pagrindai iš ES, kur be kalbos dar yra sociintegracijos dalykai ir panašiai. Ir tas yra 3 metų laikotarpį, išdalinus, tai čia per pusantro milijono per metus. Tai tie pinigai nėra dideliai ir jeigu bus poreikis, jeigu... Čia šiaip pinigų kiekiui, kuris skirs, čia net neverta, kaip čia... Jis dabar varo į mediatūrą tiesiog. Vieną podcastą, tik kitą podcastą eina ir, pastato save kaip, didvyrį, kuris dabar gelbės Vilnių nuo migrantų ir panašiai. Pirma, pinigai ateina iš ES ir jie realiai tokie yra maži, kad, čia, kaip čia lietuviškai reikšti. Tai, ką jis iš tikro daro, nepateisina tokio pompastiško išėjimo į visuomenės už to klausimu ir pažadų spręsti, ir jeigu čia yra tokia masyvi problema, kaip tu pateiki, jis nepateikė kaip žiauriai masyvi problema, bet vis tiek, pateikė kaip tikrai problemą, kurią reikia spręsti, bet tada tu jos ir nesprendi su tokiais pinigais. Tai va, mes čia iš ES pinigai, kurie ir taip, kai suprantais į šitą, į tuos socialinius dalykus ir viską, į tą ir eina tie pinigai. Tai jeigu tu nebūtum išėjęs ir viso šito sakęs ir kalbėjęs, tie pinigai ir taip eitų į ten ir tą problemą spręstų, nes jie tam skirti ir yra. Tai tu realiai čia net nieko nedarai, tik tais garsiai šauki. Galima turbūt sakyti, kad jis, prašo čia politikos, kad priimtų įstatymus, bet, tai konservatorių gali tą prašyti, aš nežinau, tarkim. Kas čia yra, tai man atrodo, kas čia yra. Tai jeigu nueisim į VRK svetainę, vyriausioji rinkimų komisija, kur čia nueiti veikla... galima tą paspausti, veikla rinkimai referendumai, ir apačioje yra nuoroda numatomi rinkimai. Ir jeigu būsit labai pastabus ir akylus, jūs pastebėsit, kad 27 metais pavasarį, tai už metų, bus savivaldybių, tarybų ir merų rinkimai. Ir man atrodo, mes tą jau kaip ir esame išmokę, kai metai iki rinkimų būna, politikai prabunda. Kai pusmetis būna, jie patys geriausi, darbščiausi politikai, kokius jūs matysit. Tai man atrodo, kad šitai Benkunskas daro gan protingą politinę ėjimą, ruošiasi antrai kadencijai kandidatuoti ir išeina su klausimu, kuris neišvengiamai yra svarbus ir bus svarbus per rinkimus. Tai gali būti net svarbiausias klausimas Vilniečiams ir kandidatams. Ir greičiausiai bus ne vienas Sinicos pasiekėjas, Sinica pats, ne, jis galbūt pats, aš net nežinau, gąsdinsiais migrantais labai toli, tai būtų labai Benkunsko gerai užbėgti įvykiam už akių ir atnešti tą problemą visiems pristatyti ir save kaip kovotoją su tą problemą, kai realiai, nei ta problema yra tokia, nei tu pats dabar kažką dėl jos darai, toks savęs pastatymas. Nes jeigu tu kalbė apie tos milijonus 4,3 per kažkiek čia metų padalinta, čia niekas yra ir jie ir taip ar tai, tu čia nieko nedarai, tu tik garsiai kalbi ir pasakoji, kaip tau svarbu, bet tu nieko dėl to kaip ir nedarai, kaip suprantu, iš niekur, iš savo kišenės jokios netrauki. Jeigu matysim, kad viskas... Ir turbūt dėl to, kad jis čia taip išėjo, jis šiaip sutrigerino abi pusės, ir Sinica, ir kitus žmonės. Bet jo, kaip bebūtų. Vėlgi, pozicija kaip ir teisinga ir viskas gerai. Tiesiog čia, aš nežinau, kiek čia nuoširdumo yra šitame visame. Aišku, jeigu reikės rinktis Vaitkus ar ten Benkunskas, pasirinkimas aiškus. Jeigu Vaitkus ar tas Sinica, pasirinkimas aiškus. Tikrai ne Sinica. Bet nuoširdumu čia mane labai kvepia, bet bent jau agės, su problema, ta, kurią mes turėtumėm spręsti, aš kaip ir pritariu, turbūt visi Vilniečiai pritars,